Tai labą dieną visiems susirinkusiems. Pradėsime parengtų projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrą. Ir viešinamas yra mokslo paskirties pastato Vytauto gatvė 36 Šalčininkai rekonstravimo, pristatant priestatą projektas. Tai matome, yra prisijungę užsakovas, naudotojas, tai dar luktelsim tada keletą minučių, gal atsiras kažkokių trečių suinteresuotų šalių. Tai manau, viešinimo procedūrą pradėsim 16 valandų 5 minutės. Taip, tai matau, dar jungiasi. Labai gerai. Tai neužilgo pradėsim viešinimą. Taip, tai aš manau, galime atnaujinti viešinimo procedūrą ir pradėtas yra viešinimas mokslo paskirties pastato Vytauto gatvė 36 Šalčininkai rekonstravimo pristatant priestatą projektas. Aš būsiu projekto vadovas ir šio susirinkimo pirmininkas Erikas Klinavičius, sekretorius Rimantas Noreika. Ir pradžiai pasakysim taip, kad iki viešinimo procedūros pastabų raštu ar kažkokiam kitokiom priemonėm nebuvo gauta. Šis viešinimas
būsiu pats prisijungęs iki 17 valandos, tai lauksime, gal kažkas dar papildomai prisijungs iš trečiųjų asmenų, dalyvauja viešinimo procedūrą užsakovo atstovai. Tai turbūt pereikim prie pačio viešinimo, aš dalinuosi ekranu. Tai dalinomės ekranu ir apžiūrėsim projektinius pasiūlymus. Taip, tai pasikartosiu dar kartelį, kad yra parinkti mokslo paskirties pastato Vytauto gatvė 36 Šalčininkai rekonstravimo pristatant priestatą projektas. Tai pastatas yra ypatingas statinys, statybos rūšis yra rekonstravimas, užsakovas yra Šalčininkų rajono savivaldybės administracija. Parengti projektiniai pasiūlymai. Tai šiai dienai bendrasis pastato plotas yra taip, čia pereikim prie sklypo plano. Taip, pastatas yra priestatas yra projektuojamas prijungiant jį būtent šioje rytinėje sklypo dalyje. Sklypas yra esamas ir pastatas štai yra pažymėtas sklypo plane pilka spalva ir priestatas yra pažymėtas būtent rožinė spalva. Projektuojam tvarkoma sklypo dalis, būtent yra pažymėta šita punktyrinė mėlyna linija. Projektuojamas taipogi vidinis pastato kiemelis ir jame numatyta laisvalaikio edukacinė erdvė. Patekimas į priestatą yra iš mokyklos, iš darželio esamo pastato. Būtent pereisim prie aukšto planų, pakomentuosiu, kaip toliau išsidėsto patalpos. Taipogi yra projektuojami patekimai iš vidinio kiemelio, būtent štai čia ir čia. Tai yra numatyti 3 papildomi patekimai į priestato patalpas. Taipogi yra projektuojama kelios automobilių parkavimo vietos, viena iš jų A tipo žmonėms su negalia skirta vieta bei 2 vietos elektromobiliams. Aplink pastatą mes turime trinkelių takutį, iš kurio patenkama į 2 naujas projektuojamas vaikų žaidimo aikšteles ir būtent užtikrinamas patekimas į esamas grupės, kurias mes turime būtent šioje vietoje į esamą pastatą. Sklypas yra šiai dienai aptvertas tvora, tai tas ir lieka, tvora yra nekeičiama, projektuojamas dekoratyvinis ir automobilių parkavimo apšvietimas, bei, kaip ir minėjau, būtent šita edukacinė erdvė, tai yra lauko kiemelis su tam tikrais želdiniais, šviestuvais. Taip, pereikime prie bendrųjų statinio rodiklių, tai yra, kad po rekonstravimo pastato bendrasis plotas padidėjo iki 2033 kvadratinių metrų, pastato aukštis išlieka nepakitęs, jis kaip ir buvo 2 aukštų, taip ir lieka, mūsų projektuojamas priestatas yra 1 aukšto, su dalis erdvės yra 1 aukščių lygio, dalis pastato erdvės yra aukštesnė, tačiau mes neviršijam esamo pastato aukštingumo ir pastato tūris bendras padidėjo iki 11 825 kubinių metrų. Taip, pereikim prie aukšto planų. Tai va būtent mes matome vieną pastato dalį, turime jas jungiantį koridorių ir turime antrą pastato dalį, kurios yra 2 aukštų. Ir būtent šita punktyrinė raudona linija yra žymimas mūsų priestatas
kurį mes ir projektuojame. Tai priestatai yra numatytos dvi darželio grupės, tai yra viena iš jų iki 3 metų vaikams ir kita grupė, būtent štai ši yra numatyta virš 3 metų amžiaus vaikams. Taipogi yra numatytos kelios edukacinės erdvės bei edukacinė erdvė, būtent šita su tam tikra pagalbinė patalpa. Tai aukšto plane galima šiek tiek prisiartinti, yra projektuojama, kaip ir minėjau, iki 3 metų amžiaus vaikams skirtos erdvės, tai yra atskira miegojimo erdvė, atskira žaidimo erdvė ir maitinimo erdvė su tam tikrais sanmazgais. Visos patalpos yra pritaikytos žmonėms su negale. tą mes matom iš žymėjimų. Taip, tada mes pereikime prie fasadų. Fasadai, kaip ir minėjau, yra projektuojami kelių aukščio lygių. Tai vienas fasadas yra numatytas vieno aukščio lygio, tai yra būtent erdvė, kur yra numatyti būtent grupės, ir kita erdvė, aukštesnė erdvė, kur yra numatyta edukacinė erdvė bei tam tikros techninės patalpos antrame lygyje virš pagalbinės patalpos. Esamas pastatas yra struktūrinis tinkas, gelsvos spalvos. Projektuojamas priestatas yra pilkos spalvos, betono plytelių danga, fasadas kelių spalvų, tai yra įvedamos kelios spalvos dėl pačio žaismingumo, bei dalis plytelių, kurios atspindėtų mūsų esamą pastato spalvą, ir taip yra kuriama tiek esamo pastato, tiek būsimo priestato dermė, vaizdinė dermė. Projektuojami vitrininiai visi langai iki žemės, 2,30 m aukštyje, edukacinėje erdvėje šiek tiek aukštesni langai, kad patektų į pastatą kuo daugiau šviesos. Kaip ir minėjau, dar kartelį pjūvis pasikartosiu, kad grupių erdvėse yra 3,20 m lubos, edukaciniai erdvėje yra aukštesnės, iki 5 metrų aukščio lubos, ir pateikiamos yra kelios vizualizacijos, kaip būtent priestatas atrodytų su esamu pastatu, įstatant jį esamą vaizdą. Tai būtent čia būtų įėjimas iš šiaurinės pusės, vidinis kiemelis bei naujas priestatas, kuris statosi šalia esamo. O šioje vizualizacijoje būtent yra iš pietinės pusės, matosi vienos grupės erdvė ir langai ir kitos grupės langai. Tai toks būtų iš tikrųjų trumpas pristatymas parengtų projektinių pasiūlymų. Šis vaizdo įrašas yra įrašomas ir bus patalpintas YouTube platformoje. Jį galėsite viešai rasti Vytauto gatvėje 36 Šalčininkai viešinimas. Tai bet kada galima bus visiems pasižiūrėti. Tai dabar aš turbūt paklausčiau užsakovo, ar užsakovas yra susipažinęs su pateiktais pasiūlymais ir pritarė principiniams sprendiniams parengtų projektinių pasiūlymų. Užsakovas susipažino su projektiniais pasiūlymais ir pritarė jiems. Gerai. Tai iš tikrųjų dar matau, taip, mes turime prisijungusių asmenų, gal jie turi kažkokių klausimų, pastebėjimų ar komentarų pateiktiem projektiniam pasiūlymam. Nėra, ne? Tai iš tikrųjų tada
kaip ir pasikartosiu, iki šio viešinimo raštu, mailu ar kažkaip kitokiom priemonėm pastabų ar pastebėjimų nebuvo gauta. Tai aš pats dar būsiu prisijungęs iki pat 17 valandos, iki viešinimo baigimo. Tai šiaip užsakovą iš tikrųjų galime paleisti. Ačiū, kad dalyvavo. Ir lauksime, susitiksim galbūt kitose projektuose. Ačiū už pristatymą. Viso gero. Dėkui. Ačiū, viso gero. Dėkui jums. Man neaišku, dėl automobilio stovėjimo aikštelėje privalo būti kiemės suprojektuota. Tai kadangi mes didinam automobilių, kadangi mes didinam pastato skaičių, tai reglamentuoti yra mokslo paskirtiems pastatams tam tikras vietų skaičius. Tai mes būtent jį ir padidinam tiek grupių mes projektuojam. Juolab mes ten turim puikiai vietą šioje vietoje, kurią galėtumėm išnaudoti ir turėti tiek elektromobilio vietas, tiek žmonių su negalia tipo vietą. Dabar dėl elektromobilių vietą įkrauti reikia stotelę ar ne? Kaip sakot? Įkrovimo stotelę reikia elektromobiliams? Manau, kad jeigu mes suprojektavom, man atrodo, kad reikia, nes aš tada ieškojau ir šiaip iš principo visiems rekonstruojamiem ar naujiems pastatams yra privaloma būtent elektromobilių parkavimo vietos. Mes daugiau privalėsim iš ESO gauti tada. Taip. Tai mes dabar jau iš tikrųjų esam skaičiavimuose, kiek mums reikia elektros. Ir manau, kad šios savaitės gale pateiksim prašymą paraiškai ESO. Dar nežinau dėl šito kampelio, kur tu projektavai. Ką tokio? Dėl kampelio vieno, kur patalpos, ten metodinės patalpos yra ir šitavo kampas. Taip. Ką ten bus maždaug? Kurios? Kur metodinės patalpos ir kieme. Taip, šitą erdvę turite omeny. Ne šitą vietą. Už metodinės patalpos. Šitą? Ne. Kieme už metodinės patalpos, kur yra. Taip, metodinės patalpos šitos. Ir kiemas toliau eina. Kampas, va šitavo. Čia. Ar kuris? Metodinės patalpos, iš karto kiemas eina. Ir Taip. čia kampas yra. Taip. Davai tenai kampe. Šitam? Toliau einam. Čia. Va šitavo vietą. Ai, šitoj vietoje, ne? Tai čia mes gerbuvį rodėm tiesiog, kad želdinimas kažkoks galėtų atsirasti, ar kalninės pušelės, ar kažkokie dekoratyvūs augaliukai su pašvietimu. Tiesiog, kad išnaudotų šitą kampą, kad jis toksai buvo kaip ir vidinis, kad nebūtų tiesiog trinkelių danga, kad tiesiog jį padaryti dekoratyvų tokį. Gal kokie žaidimų kokie nors tavai? Per mažai vietos, per daug arti pastatai, kad žaidimų įdėtų. Čia iš tikrųjų labai nedidelė kvadratūra, čia tikrai nėra daug kvadratų, čia bus maždaug kokie 5 metrai ant 4, tai mes kalbam apie 20-25 kvadratus. Ir ten pastoja dangas kokia bus? Kas tokia? Danga kokia bus tada? Čia trinkelių danga, čia būtent trinkelių danga, o čia galėtų būti mulčios, ko gero. Mulčius, taip? Taip. Dabar vidinis kiemelis, kur trinkelio pastovė, čia žalia zona neliksim? Tai žalios zonos yra būtent va šiti pažymėtas žymėjimas, šitas žalia zona. O per vidurį tam? O per vidurį tenais jau čia būtų betono trinkelės, turime plokštės arba granito plokštės, dar čia projektavimo metu parinksim. O tarpas? Tarpas tarp ko? Kur plytelės tas pastovė parodyta, spalvotyta. Šitos? Taip. Tai čia tiesiog galėtų atsirasti kitos spalvos, kad nešti kažkokio žaismingumo, tiesiog kitokios spalvos ar kitos faktūros galbūt ir panašiai.
Nu, supratau, kad man kad žolė nebūtų, žinai, dėl žolės tada bus. Ne. Mes veją dėtumėm tik tais ten, kur numatyti keletas augaliukų ir numatyti va būtent čia. Ir veją mes numatėm tokią, kurios nereikėtų pjauti, yra šilokų paklotas, kuris tiesiog auga, savo žydi, jam nereikia didelės saulės kaitros, jis gali būti ir pavėsi tam tikros veislės. Tai ir kas svarbiausia, jis nereikalauja priežiūros. Supratau, dabar įėjimas į kiemelę vidinį, tinkelę tokio didelio pločio darysim? Manau, kad taip, jeigu kažkoks čia renginys būtų ar kažką, kad tiesiog neužspausti, būtų laisvai išeinama, kuo plačiau įeina. Pločio, čia pas tave? Taip, čia yra platu, tai čia yra, man atrodo, 7,40, tai apie 5 metrai panašiai išeima. Daug visą šitą? Ne, manau, kad labai gerai. O nuogrinda kokio pločio? Nuogrinda pusmetris čia turėtų būti, va čia būtent šitų pastato perimetrų. Takas dar prisideda? Ir takas, taip, dasideda takas 2 metrų pločio. Tai mes iki sklypo ribos nuo pastato turim 11,60. 2 metrų. Taip. Tai atrodo, ne per daug visą kitą trinkelės. Nu, taip. O maždaug kiek galima pločio? Mažiausias takas? Takas? Na. Mažiausias, man atrodo, net nėra toks kaip ir reglamentuojamas, nes čia nėra kažkoks evakuacinis ar kažkoks kelias, tai mes tiesiog žiūrim, kad prasilenktų 2 suaugę žmonės galų gale, ne, arba su vaiku, tai 2 metrų šiaip reikėtų tako, tai tikrai. Metras 40, metras 50. Plius minus, taip. Apie 2 metrus gal daugiau? Per daug čia suprojektuoji, ne? Ne, matot, aš manau, kad vis tiek čia bus suvaikščiojimai, būtent eis atsimti vaikus iš šitos grupės, vėlgi, tai čia visos... Man atrodo, kad tai grupės neįs, žinai. Bet vėlgi, čia va visos yra žaidimo aikštelės. Va būtent čia yra žaidimo aikštelės esamų. Tai šitų takų reis pasimti į tuos vaikus iš šitų. Tai piko metu... Per vidinį kiemelį eis. Kas? Per vidinį kiemelį, man atrodo, srautas. Per kur? Per vidinį kiemelį. Čia? Taip. Ne, bet jeigu lauke vasarą vis tiek vaikus ima iš lauko. Tai... Ir eis iš lauko per vidinį kiemelį. Tai įeis į pastatą, perės pastatą ir eis čia? Šitaip? Ne. Nemanau. Į grupės eina, ne iš lauko. Dar su direktorė reikia pasikalbėti. Na taip, bet takas 2 metrai tai tikrai nėra platus. Labai normalus takas, aš net būčiau linkęs jį dar platinti. Bet, gal nereikia, 2 metrų šneka. Ne, žinai, norisi ne tiek daug betono. O apie patį pastatą negalvojai, kokį nors ten elementus įtraukti? Ką tokius? Apie pagrindinį pastatą elementus negalvojai, kokį nors įtraukti? Ką turite omeny? Pasądą kalbėjom, dėl fasado. Tai dėl fasado mes kažkaip taip, sakėt, jūsų duosit man užklausimą, bet aš jo kažkaip taip ir negavau. Dėl esamo pastato, ne, turite omeny? Taip. Taip, tai čia kaip ir atskiras, kaip ir kalbėjom, kad atskiras projektas turėtų būti. Bet vis tiek čia, jeigu taip atskiras projektas, bet čia tik tai dekoras bus dažymas, taip? Taip. Plytelės kokias ten elementus mes nedėsim. Gerai. Ar dėsim plytelės elementus? Ne, tai aš manau, nežinau, žinokit, tikrai negalvoju apie esamą pastatą tikrai nieko, ar tai būtų struktūra, ar tai būtų tas pats betono plytelės. Šiaip čia yra tikrai daug medžių, tai ta struktūra, jinai tokia, nežinau, aš nelabai ją patenkintas. Tai... Nes taip pat. Taip. Kaip ir viskas. Na gerai. Ačiū, Arikas, tau už pristatymą. Ačiū jums. Lauk dar valandą. Kaip sakot? Lauk dar, turėsi laiką. Taip, dar iki 17 valandos. Gerai. Iki.
Tai buvo pristatomas mokslo paskirties pastato Vytauto gatvė 36 Šalčininkai rekonstravimo pristatant priestatą projektas, projektiniai pasiūlymai parengti. Iki viešinimo pradžios projektiniams pasiūlymams nebuvo gauta pastabų ar pastebėjimo ar prieštaravimų. Viešinimo metu užsakovas uždavė tam tikrus klausimus, kurie nekeičia esminių statinių reikalavimų, ir konstatuojam, kad viešinimo procedūra parengtiems projektiniams pasiūlymams atlikta ir projekto sprendiniai nėra keičiami. Tai ačiū visiems, kurie buvo prisijungę. Šis vaizdo įrašas yra įrašomas ir bus patalpintas YouTube platformoje. Jį galėsite rasti Vytauto gatvė 36 Šalčininkai viešinimas. Ir iki malonaus ir iki kitų susitikimų. Ačiū dėmesį.